sveikinuosi su festivalio būtent lankytojais, sveikinuosi su žmonėmis, kurie dar mūsų turbūt nestebi, nes transliacija ką tik prasidėjo, bet tikiuosi prie mūsų prisijungs ir socialiniuose tinkluose. Ačiū, kad nusprendėte skirti laiko temai, kurios Lietuvos viešoje erdvėje yra, sakyčiau, neypatingai daug. Tai yra Lietuvos Romai. Ir šį renginį organizuoja Romų visuomenės centras, festivalis Nepatogus kinas ir Lietuvos žmogaus teisių centras. Ir tuo pačiu noriu padėkoti nacionaliniai NVO koalicijai už suteiktą galimybę kalbėti temą, apie kurią, kaip sakiau, kol kas kalbame neypatingai daug. Šiandien turėsime maždaug, įsivaizduoju, 30-35 minutės pokalbiui, tai jis bus gana trumpas, manau, paliesim pagrindinius klausimus, kurie yra svarbus. Tada žiūrėsime filmą Pongo skambina. Tie, kurie stebi mus per transliaciją, šitos galimybės neturės, tačiau prašau nenusiminti ir neliūdėti, nes filmas taip pat bus šių metų Nepatogaus kino programai, tai reklama Nepatogiam kinui, prašau ateiti. Tai ir pasakysiu kodėl, nes autorinės teisės, žinoma, neleidžia streaminti į Facebooką. Tai čia turbūt yra tiek tvarkymosi arba namų darbų, kuriuos norėjau įvardinti iš pradžių, o pokalbį pradėsiu nuo tokios nedidelės trumpos įžangos. Kaip žinom, nors Lietuvoje gyvena tik apie 2000 Romų, apie juos turbūt nuomonę turi bene kiekvienas Lietuvos gyventojas. Tai yra, jeigu mes žiūrime visuomenės nuomonės apklausas, į tuos standartinius klausimus, ko jūs nenorėtumėte turėti kaiminystėje, tai dėja Romų etninė grupė dominuoja. 2 iš 3 žmonių sako, nenorėčiau turėti kaimyno Romų, nors iš principo realiai galbūt net nėra realiai gyvenime matę, nes 2000 Lietuvos Romų išgaudyti dabar ir sužiūrėti, kuris čia tas Romas ir susidaryti nuomonę apie tą žmogų yra iš tikrųjų sudėtinga. Tai šiandien su Gopalu Michailovskiu ir Rumina Rumanceva pabandysim aptarti ir pasikalbėti, ką reiškia turėti tapatybę tokią, kuri yra Lietuvoje, sakyčiau, netgi ne visai netgi marginalijos, net ne visai marginalijos, o dar labiau, sakyčiau, jau visai toks tam tikras kraštutinumas vidutiniam Lietuvos piliečiui. Ir kaip jaunoji Lietuvos Romų karta auga ir kaip atranda vietą šitoje visuomenėje. Aš pati esu Jūratė Juškaitė iš Lietuvos žmogaus teisių centro, tai tikiuosi jau mūsų stebinčių nuotolinę transliaciją padaugėja, dabar dar truputėlį tą tempiu, kad tų žmonių atsirastų daugiau, nes nesinori turinio prarasti ir nesinori prarasti žiūrovų ir klausytojų, bet tempimo laikas turbūt baigėsi. Tai mes šiandien, kai važiavom su Rumina, Gopalas atvažiavo duosiu Ruminai mikrofoną, Gopalas atvažiavo atskirai, bet mes, kai važiavom su Rumina, aš taip maždaug įspėjau, kadangi žinau situaciją Lietuvoje gana neblogai, įspėjau, sakau, Rumina, čia turėtų būti normali auditorija, čia turėtų būti viskas tvarko. Ir tu tada pasakei, kad tu esi pripratus prie to ir kad tu emociškai tuo klausimo jau iš principo nebeimi. Ar tu galėtum pakomentuoti, apie ką mes kalbėjom ir apie ką tu turėjai omeny, sakydama, kad tu jau į tai emociškai nebereaguoji? Atskleis paslaptį visiems. Labą dieną visiems. Įjungti reikėtų. Įjungtas, ne? Ką aš noriu tom pasakyti, norėjau. Mes pripratę prie to, kad žmonės į mus žiūri kitaip. Į mus žiūri ne kaip į žmonės ir visą laiką iš mūsų, nuo mūsų bėga. Bando savo tašės paslėpti arba tiesiog pereina į kitą pusę gatvės. Tai kažkaip tai mes pripratę jau į tą žiūrėti. Ir kažkaip tai atsibodo ir mes tiesiog nekreipiam į tą dėmesį. Tegul jisai kalba, ką nori, tegul elgesi jisai kaip nori, ką man gadins savo nervus. Nežiūriu į tą iš tos pusės, kad aš turiu rodyti savo negatyvumą. Tegul jie rodo savo negatyvumą, bando savo kažką tai susigalvoti, prisigalvoti, o aš gyvenu savo ramiai. Gopalai, kiek tu gali
nežinau, kiek tu tapatinėsi su tuo, ką Romina sako, gal tavo patirtis yra kitokios, nes sumest turbūt romus irgi į vieną katilą ir sakyti, kad visi auga taip pat arba visi jų tapatybės formuojasi taip pat, irgi turbūt būtų nesąžininga ir neteisinga. Tai yra visokių etapų. Galbūt reiktų sakyti, nėra taip turbūt, kad gyvenime visą laiką gyveni vien tik tai rasizmo jūroje. Vis tiek yra ir tų gražių momentų. Pasitaiko, aišku, tie mikro paprasti gyvenimiški klausimai, kada reiškiasi netgi nebūtinai jau tokie labai jau radikalūs, kaip Romina papasakojo, slepiasi tašės ir panašiai, bet netgi ir draugų tarpe kartais, ne, tokie išlenda juokeliai visokie tais, kurie nemaloniai paverčia jausis, jeigu mes šiandieną jau kalbam apie tą tematiką. O šiaip čia, aišku, gyvenimą taip įdėti ir pagalvoti, kaip tavo tapatybė etninė paveikia visą tą gyvenimo tėkmę, tavo pasirinkimus ir panašiai. Visą laiką tam vietos yra, visą laiką gali interpretuoti ir aš tai galvoju, kad pati tema renginio sako, mes žinome apie tuos arba kitus, čia nebūtinai vėlgi tik tai apie romus, bet mano tai visą laiką atrodo būtų tas pagrindinis klausimas, kada mes pradėsim kalbėti, iš kur mes žinome ir kas yra to žinojimo agentai, kas yra to žinojimo kanalai, per kur susikūrė tas žinojimas. Ir man atrodo, mes šiandieną labai mažai kvestionuojame tas vadinamas institucinės formas arba struktūrinės formas, iš ko tas ateina. Ar praplėstum dar tą mintį, aš paskui Rominai atiduosim mikrofoną atgal, ar praplėstum tą mintį apie institucinės praktikas, ką tu turi omeny. Ir dar tu paminėjai vieną tokią aštrų žodį iš raidės rasizmas, tai gal apie jį irgi truputėlį praplėstum. Nes turbūt, nežinau, ar visi galvoja apie šitą žodį, kai galvoja apie Romų bendruomenę Lietuvoje. Na, čia taip labai užklausiai gudrai manęs klausimų. Rasizmas ir struktūrinės formos, taip. Na, Lietuvoje šitas struktūrinis institucinis antidžipsizmas, kas yra viena iš rasizmo formų, taip, kuri konkrečiai prieš Romus yra, reiškiasi, susikloščiusi per istorinės visas santvarkas ir panašiai. Jos atsiliepia visokiom formom. Vat pažiūrėkite, pavyzdžiui, jau europinius pavyzdžius platesnius, ta pati Romų moterų sterilizacija Slovakijoje, Čekijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, taip. Lietuvoje galime matyti taburo klausimą, kokios buvo viešosios politikos pritaikytos su tuo klausimu kovoti, vis dėlto galų gale ir netlepiant struktūrinių pačių problemų, bet galvojant apie tą bendruomenę, bandant ją, kaip sakyti, gydyti pastoviai, bet negydyti savo platesnių, didesnių žaizdų. Ir tas viskas atsispindėjo per galios pozicijas, per savivaldybę, per statybos inspekciją ir panašiai. Čia galima vardinti. Rasizmas, na čia reikėtų daug kalbėti ir išplėsti, nuo ko jis ateina, nes turbūt yra galima žiūrėti iš to ir iš filosofinės perspektyvos, ir iš labai mikro paprastų elementų kiekvienos dienos, bet paprasta forma turbūt, jeigu reikėtų įvardinti, tai rasizmas turbūt, aš nenoriu nupiešti definicijos, nes kai sakoma, jeigu reiškiasi, apivardinsi, kas yra meilė, tai turbūt pavoksi tą prasme iš kitų žmonių, jiems apivardinti, kas yra meilė. Bet rasizmas, mano nuomonė, tai yra dar iki šiandieną, ką mes galim pamatyti labai paprastai, galvojimas, kad genai, kad tavo rasė, reiškiasi, yra ar tai aukštesnė arba žemesnė. Tai yra vienas rasizmas, tas, kuris jį implikuoja, sakykime, ir tas, kurį jį ta grupė, sakykime, kuri yra
galios pozicijoje, jinai turi vieną kompleksą mąstymo, o ta grupė reiškiasi, kuri jau yra priimanti, yra tų visų internalizavimo momentų ir ką Romina paminėjo, mes su tuo susitaikėme. Tai čia irgi viena iš tokių internalizavimo formų, mano nuomonė, į kurią tu tiesiog žiūri kaip normą, ir nekvestionuoji. Tai žodžiu, aš nežinau, ar jums atsakiau į klausimą, kas yra rasizmas, bet yra labai daug literatūros ir daug mokslininkų, kurie skirtingai jį apibrėžia. Tai vėlgi. Okay, rasizmo pagal Gopalą neišgirsim, supratau, judam toliau. Jokiais. Gopalas iš tikrųjų užsiminė apie tam tikras, sakykime, tokias ir valstybinės formas. Gal mes čia iš tikrųjų labai nesiplėsim, nes ir laiko to daug nėra, bet apie tai, kad egzistuoja tam tikros ir struktūrinės rasizmo, antičigonizmo formos ir jos yra taip pat ir kasdienės. Ir aš, Romina, dėl to noriu klausti dabar į tokią, iš tos teorinės perspektyvos pereiti tokią praktišką. Kuo tu dabar užsiemi, kas tu esi ir kaip tu patekai, nes tu veikiai tame fone, apie kurį ką tik Gopalas kalbėjo. Galima sakyti, tu esi viena iš sėkmės istorijų Romų bendruomenėje, ne? Nu, taip, esu pati iškilus iš taboro, užaugau tabore. Sėkmės istorija gal todėl, kad tėvai, dėkoju labai tėvams, nes jie mane visą laiką stimuliuoja eiti mokytis, baigt mokyklą ir kažką tai gyvenime turėti. Visą laiką bėgiojau iš Lietuvos, bet grįžau. Po to įsidarbinau į Romų visuomenės centrą, kur dėkoju Agnieškai ir Ingai, kurios visą laiką stumė mane, visą laiką eit kalbėti visuomenę, nebijot apie save pasakot. Dabar dirbu Romų visuomenės centre. Turim su brolio žmona savo kabinetą, grožio kabinetą ir dirbu su Bolt pavėžėju. Kaip visur spėjai? Kaip sakot? Sakau, kaip visur spėjai, ar Bolt visur nuveža tave visas lokacijas? Nu, kažkaip tai išeina. Nu, tiesiog, nežinau, tėvai labai mane palaiko ir mano aplinka yra tokia, kuri stimuliuoja mane į kitokį gyvenimą. Gerai, tai aplinka yra palaikanti yra viena, bet yra aplinka, į kurią tu ateini ir kuri yra nepalaikanti, ar ne? Arba kuri mananti, kad sužinojus tavo tautybę, arba nusprendus galbūt iš išvaizdos, arba iš kitų dalykų tavo tautybę, kuri sako ne. Kaip jaunam žmogui su tuo kasdienoje tvarkytis? Nes tai nėra paprasta, aš įsivaizduoju. Tai nėra, pavyzdžiui, aš visada duodu pavyzdžiui su LGBT, ar ne? Tai LGBT žmonės dažnai gali nuslėpti savo tapatybę. Tai yra nemalonu, bet tu gali nuslėpti. Tautybės, nes tai dažnai susijęs, Lietuva yra visa labai homogeniška, vis dar labai balta, tu nelabai nuslėpsi, ar ne? Tai kaip su tuo tvarkytis? Kaip žmonės susitvarko su tuo? Vienos durys užsidaro, kitos atidarosi. Nu vis tiek žmonės eina, jie bando įsidarbinti, ar į miestą išeit. Jie bando, mes persirengiam, mes kažkaip tai norim atrodyti, nes savo tautiškais, pavyzdžiui, rūbais, mes bandom kitaip atrodyti, kalbamės, išmokstam kalbos, nėra pas mus mūsų romiško dialekto kalbėdami lietuviškai arba rusiškai. Vienas, pavyzdžiui, įsidarbina, priima į kolektyvas, po kiek laiko jau jisai gali savo draugus iš šeimos giminės irgi gali įdarbinti, nes tada jau žmonės susipažįsta su mumis ir jie jau mūsų nebijo. Mes per pažįstamus tik tai ir galime įstoti į darbą. Per mokytojus, per savo tautybę žmonės, kurie dirba. Mes vis tiek kažkaip tai, kaip jums pasakyti, mes mokantis gyventi ir išgyventi per savus. Aš girdžiu truputėlį ir tokio aspekto, kad reikia savo identiteto, tautybę slėpti kai kuriais atvejais. Ar aš labai dažnai taip yra. Gopalai, vėlgi tas pats savo klausimas. Kiek tai rezonuoja tau ir ar tu manytum, kad tai yra pakankamai universalu tas tautybės, būtinybė tautybės slėpti ir būtinybė, sakykime, nesusijęti save su ta tapatybė, kuri preziumuoja yra labai svarbi gyvenime.
Nu, aš tai už visus vėlgi negaliu čia atsakyti, kiekvienam yra skirtingai, kiek ta tautybė tave valdo, kiek tu ją valdai, bet mano asmeniniu požiūriu tai vėlgi yra ideologija, ta pati kultūra, ta pati tautybė. Aš gimiau laisvas žmogus prieš visas tautybės ir panašiai, bet čia yra mano nuomonė. Kaip su tuo kovoti, man klausimas toksai, kaip kovot Romui arba individui, man atrodo, kad čia būtų per daug nusmulkinama problema, jeigu mes galvotume ir ieškotume atsakymų, kaip žmogui kovot. Moralinė prasme taip, bet faktas, kad tai turėtų būti, mes turėtume, man atrodo, kalbėti apie kaip mūsų visuomenė su to kovoja. Nes čia nebus taip, kad tu supranti, visuomenė yra kaip žmogaus kūnas, man atrodo. Jeigu tau skauda vieną kažkokią vietą, tai reikia ją gydyti, nes skauda visam kūnui, supranta. Tai aš nemanau, kad čia reiktų individui ieškoti atsakymų vien tik tai, ką jis gali vienas pakeisti, o mūsų visuomeniai. Tai. Nu gerai, provokuojam toliau. Tai tu kalbėjai apie visuomenę, ar ne, ir apie visuomenės gydymąsi, supratimą, kad rasizmas, neigiamos nuostatos nėra gerai, turbūt visi su tuo sutiksim, bet turim jauną žmogų, kuris yra Romų tautybės, aplink Romų kultūrą, iš principo aplink visą tą identitetą viešoje erdvėje yra tik neigiamos nuostatos. Šiek tiek gal perspaudžiu, bet manau, kad 95% esu teisi. Yra neigiamos nuostatos. Ir dabar yra klausimas toks, tu bandai pasakyti, kad visuomenė reikia tvarkytis, bet tau reikia kažkokiu būdu su tuo identitetu, kuris tau yra svarbu, susigyventi, jį galbūt kažkaip puoselėti. Aišku, kai kurie žmonės galbūt nusprendžia, kad tau tai nėra svarbu, galbūt pasirenka kažkokį kelią kitą, bet šitą dilemą tai egzistuoja asmeniniam lygmenį, tavo lygmenį, Ruminos lygmenį. Tai neperkelsi šito, neeksternalizuosi, nepasakysi visuomenę susitvarkykit. Čia jau yra, žinai, tavo individualus klausimas. Kaip su tuo? Na, čia kiekvienas tvarkosi skirtingai, kaip ir kiekvienas savo namą turi. Kiekvienas taip žolę kerpa, kitas taip. Aš tai manau, kad man asmeniškai iš tos vadinamos stigmos, jeigu mes jau taip ją palėtėm tokią temą, man atrodo, man edukacija daug padėjo, daug domėjimasis Centriniam Europos universitete, literatūra, pedagogai, draugai, reiškiasi, bet grinai domėjimasis ne vien tik tai galbūt etninio tapatumo klausimais, bet šiaip žmogiškais klausimais, egzistenciniais klausimais, pakilti šiek tiek virš tų visų identitetų. Mano receptas būtų toksai, reiškiasi, kad kiekvienas turi bandyti atsakyti klausimą, o kasgi aš toks esu. Ir kaip tu susigyveni su tuo, taip, žinai, čia recepto nėra. Aš ne psichologas, aš negaliu pasakyti, kaip kiekvienas turi kovoti, bet aš grinai daug dalykų išsianalizavau, tada kada aš pradėjau analizuoti platesnį kontekstą šiaip, gyvenimo kontekstą. Rubina, o tavo, kaip, sakykime, kelias buvo, turint omeny, ar ne, ką aš ir sakiau, negatyvi aplinka, visi, beveik visi, ar ne, bado pirštais sako, kad tavo tapatybė, tavo etninė tapatybė yra blogai, tai yra susijęs su tuo, ta prasme, tokių žmonių apskritai neturėtų būti ir jeigu mes atsiverčiam socialinius tinklus, tai ten iš viso turbūt jau visišką dugną galim perskaityti. Kaip tu atradai, pirmiausia, gal ar atradai santyki, ar nusiraminai, ar vis dar ieškai savo tokio ramybės ir gebėjimo būti Rome ir būti okei su tuo? O jeigu pavyko tą padaryti, kaip tau tai pavyko tai padaryti? Man tai pavyko tai padaryti įsidarbinus ir keliaudama, kalbėdama apie save ir matyt žmonės, kurie tikrai iš mūsų, jie įstojo kažkur tai. Pradėjau mokytis, pradėjau kažką tai gyvenime turėti gero, ne tik tai kaip, matai,
yra ir blogų pas mus kelių, yra ir gerų. Ir tu matai į tuos kelius, kaip jie nuėjo, ir tu bandai per tuos kelius eiti. Ir tu matai, kad per mokslą, per tai, kad tu dar eisi mokytis, eisi dirbti, tu tikrai nueisi gerų kelių. Ir aš ir ėjau tuo keliu. Aš nesu baigus ten mokyklą, esu 12 klasė, liko man tik tai egzaminai, bet aš noriu eiti toliau, mokytis, kažką tai daryti. Ir tu matai, girdi, kaip sako apie tave, kad jinai šaunuolė, jinai eina ne tik iš kitos tautos, aš kalbu apie savo tautos merginos, kurios man pavydi. Gera to žodžio prasme. Jos man pavydi, kad aš turiu kažką tai gyvenime. Jos sako, man gaila, kad aš nepraėjau tą, ką praėjai tu. Mes ištekėjome, mes susikūrėm savo šeimas, bet mes neturim nieko iš dalies to, kad turi tu. Labai mažai mūsų merginų, kurios ištekėjusios ir gavo kažką tai gero gyvenime. Ir mes per mokslą mes matom, kad yra kitas kelias gyventi. Mes iš Taboro visi beveik merginos, mano pusseserės, draugės, draugai, berniukai, vaikinai, visi pabėgo iš Lietuvos beveik. Mūsų beveik čia nėra, mes visi išsiskyrėm. Čia turbūt apie tos 2000 pradžioje, kai kalbėjau, tai turbūt tas skaičius jau neberealus yra, nes... Nerealus, tikrai nerealus, nes dauguma, labai daug žmonių mano tautos, yra, tiesiog jie pabėgo, jis sako, mes pradėjau gyventi žmogišką gyvenimą. Mes einam į darbą, mus nežiūri, kokios mes tautybės, kaip mes apsirengę esam, visiškai nėra skirtumo, koks tu esi žmogus. Ateini, atidirbai savo laiką, savo darbą, tiesiog išeini ramus savo namo. Miegi ramiai, tu išeini į miestą, pamatai policiją, tu jų nebijai, nesustabdys tave ir tiesiog nepradės prie tavęs kabintis. Arba sustabdo tave su mašina ir mato, kad turi visus dokumentus ir jiems labai keista. Jie bando prie kažko tai prikepti. Kituose šalyse to nėra. Todėl mūsų tauta ir visur bėga. Svarbiausia iš Lietuvos pabėgti. Kodėl tu nepabėgai? Pabėgo, bet mane gražino. Kas tave gražino? Pasakyk, paslapį parvežim. Svetlana Novopolskaja mane gražino. Supratau, Svetlana kažkur buvo, bet šitų žodžių turbūt neišgirdo. Gerai, aš turiu 2 paskutinius klausimus. Jeigu dar auditorija atsirastų koks vienas klausimas, tai manau irgi terptumėm minutę kitą tam, o mano paskutiniai klausimai, pirmas yra štai toks. Filmą, kurį mes žiūrėsim, tuoj skambino Pongo. Tai yra, paprastai pasakius, apie eilinį bičą, kuris turėjo šeimą, bet dėl savo tautybės iš principo privalėjo arba tiksliau nusprendė tapti aktyvistu. Tai buvo jo pasirinkimas, nes jam buvo nepriimtina tai, kas neapykanta skatinama diskriminacija Romų tautybės, Romų asmenų atžvilgių jo gimtoje šalyje. Tai aš noriu paklausti, ar jūs jaučiatės, ar jums atrodo, kažkiek siejate su to, kad būti Romų, būti išdidžiu, būti nebijančius, nesislepiančių Romų, reiškia tam tikrą prasme būti Lietuvoje ir aktyvistu? Aš manau, kad taip. Nes aš dabar tikrai nebijau pasakyti, kad aš esu Romė. Kaip tu, Gapalai? Nežinau. Nelabai supratau galbūt klausimo, gal galėtumėt perfrazuoti kažkaip. Mano klausimas turbūt yra toksai, kad mes turim daug neigiamų nuostatų, mes turim institucinės praktikas, kurios, švelniai tariant, irgi yra kvestionuotinos ir problematiškos. Tai viena vertus, ar ne, arba tu renkiesi slėpti savo tapatybę ir tada galbūt ten gali kažkaip pralaviruoti, o kita vertus, jeigu tu nusprendi tos tapatybės neslėpti, tam tikrą prasme, ar tai reiškia, kad tu tampi aktyvistu? Ar mes vis dar esam toj būsenoje Lietuvoje, kad tapatybės turėjimas, būtent šitos Romų tapatybės turėjimas, reiškia, kad tu dabar, turi eiti atvirą krūtinę ir kautis už savo teisės, nes vis tiek susidursi su neigiamom nuostatom ir nori ar nenori būsi aktyvistus. Tai mano klausimas buvo apie tai. Kaip tu manai, kur mes esam šitą prasme? Galbūt nereiktų taip universalinti, nes ne visi tie Romai bijo atskleisti savo tapatybę. Daug kas didžiuojasi tuo ir yra laimingi, būdami su tuo ir viskas yra ten gerai. Ir ne visi yra aktyvistai. Tų aktyvistų aš nežinau, kaip mes apibrėžiam tą aktyvistą, kaip čia jisai turi atrodyti, aš nežinau.
Mano asmeninė nuomonė, tai aš nenoriu, kad į mane būtų žiūrima kaip į Romą visų pirma, nes aš nesu vien tik Romas. Aš galiu būti, kuo aš noriu galų gale. Ir tai yra mano pasirinkimas ir man kažkaip matymas to žmogaus per vien tik tai tą prizmę toks biški yra labai siauras, mano nuomonė, nes kokie yra standartai, ką mes pavadinsim Romų, ką ne Romų. Ta prasme, nuvažiuok čia va į Suomiją, prisimeni, mes buvom jau, mes jiems galbūt netokie Romai, nes jie po mūsų negeria, sakykime, iš vieno kakliuko, ne? Tai aš nežinau tų standartų, aš šiandieną kvestionuoju tiesiog savo tapatybę. Aš galvoju visų pirma, kad aš patikėčiau, kad aš esu Romas, aš turiu suprasti, kas jisai toks yra, kas čia sukūrė, nes galų gale mes žinome, kad visas Europoje Romų visa šita diskriminacija, jinai prasideda nuo eksternaliosios pozicijos. Netgi čigonas, džipsi, cigan, hitano, taigi yra duoti pavadinimai eksternaliosios pozicijos šitai, tai yra egzonimas, tai nėra endonimas bendruomeniai. Ir aš manau, kad visų pirma reikia pakvestionuoti, ką mes turim omeny. Sakyti Romų ir aš čia esu proud of myself, arba kaip čia, ką aš esu proud, didžiuojasi savimi, taip? Nežinau, o aktyvizmas, nori tu būk to aktyvistų, nori nebūk. Man tiesiog taip, gal aš tai neskaitau savęs aktyvistų. Aš skaitau save labai ramiu žmogum, kuris reiškia sėdi, skaito, galvoja kažką tais, o tiesiog pasitaikė tokių tais, Lietuvoje pasitaikė tokioje erdvėje esam, kad nėra galbūt tiek daug žmonių, kurie eina į viešą erdvę, kalba ir aš nelabai noriu eiti, tiesą pasakius. Bet ir pati Agnieška yra keletą kartų pakvietusi padalyvauti tam tikriose aktyvistinėse veiklose. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ne vien tik Romai to aktyvizmų užsiema, bet taip pat ir pati, ir ne Romai, man atrodo, biškelį reikia galvoti, kad jo, bet jeigu kas nors yra jau labai pasitikintis ir, kaip sakyti, didžiuojasi savim, kad Romas yra aktyvistas, aš tik tai palaikau ir panašiai, bet aš susilaikau nuo kažkokių tai savęs apibrėžimų. Taip, pasakysiu. Galimas turbūt ir toks variantas, aišku, gal kiek individualistiška pozicija atrodo, bet turbūt skirtingi žmonės esam ir skirtingai dalykus matom. Matau, Aistė, noriu užduoti klausimą. Tiesiog šiek tiek reflektuoti šitą labai trumpai. Matai, aš sutinku solidarity prasme, solidarumo, kad reiktų tą naratyvą skleisti čia ir užvesti visus, paduoti tą encouragementą, bet man atrodo labai svarbu šitoj stadijoje, kada mes tik tai pradedam kalbėti apie šitos klausimus, visų pirma reikia labai gerai pamatuoti. Nes paskui užsives tą dainelę ir vėl baigsis viskas šokiais, dainom ir koncertais, kas kaip mūsų Lietuvoje Romų integracija vyksta. Praplės šitą mintį, nes mes prieš šitą pokalbį truputėlį apie tai kalbėjom. Ar gali paaiškinti savo mintį, ką dabar turėjo omenyje? Ir tada aš tikrai jau duosiu Aistei mikrofoną. Pavyzdžiui, paprasta lietuvių politika Romų klausimų nuo pat pirmos politikos 2004 metų valstybinės. Romas yra matomas ir tose eilutėse pilnai tu išskaitysi, kad yra tas vadinamas esencialistinis priėjimas prie pačio klausimo. Matomas Romas kaip, reiškiasi, subjektas, kuris, gal net ir objektas greičiausiai jo, kuris turi tam tikras, tai reiškiasi, kultūrinės normas, kuris turi tam tikras tai kategorijas vos neįgimtas ir mums dabar reikia kažkaip jos integruoti. Nu tai taip, ten toj pačioj politikoje yra ir išdėstyta ir tarkit, ko tos politikos tęsiasi iki dabar, ar tai valstybinė, ar tai savivaldybės politika Vilniaus ar kitų. Tas pats approachas reiškiasi, kaip mums gydyti šitą tautą. Tai vienas iš gydymo metodų yra kultūros metodas, aš atsiprašau, susigrįšiu šiek tiek. Jūs pačioj politikoje yra visur paminėtas aspektas, reiškiasi tą kultūrą padaryti atviresnę, matomesnę. Tą identitetą išsaugoti, tą kultūrą išsaugoti. Štai aš uždaviau klausimą Tautinių mažumų departamento direktoriai Vidai Montvydaitai. O kokį jūs identitetą saugojat? Aš negavau atsakymų.
Bet identitetas yra saugojamas, suprantat? Ir jisai yra saugojamas per tas visas karnavalus, dainas, šokius. Ir tai, man atrodo, yra viena iš tų vadinamų tokenistinių politikų. Aš atsiprašau, man tiesiog tas žodynas stringa iš anglų kalbos, daugiau tos žodyno. Ir man atrodo, kad šitas visas tos dainos ir šokiais tai yra numalšinama tiesiog didesnis interesas eiti giliau, kvestionuoti savo pozicijas. Žmonės, kurie dirba sistemoje metais iš metų, keičiasi tik pavadinimai, bet ne jų nuomonės. Ir kiek aš pamačiau, būdamas šitoj virtuviai, kad šitais dalykais mes tiesiog slopiname tikrą prasiveržimą mūsų visuomeniai išnaikinti tą vadinamą rasizmo Romų atžvilgių klausimą. Tai aš taip vertinu dainas ir šokius, bet ar kitko, čia ne vien Lietuvos problema, čia yra visos Europos problema, reiškiasi. Kiek man teko šalių aplankyti paskutiniu metu, tai visur, ir aš nesakau, kad tai yra blogai tos dainos ir šokiai, bet tiesiog dažniausiai jos yra tik dainos ir šokiai ir nieko paskui nesivysto. Tai aš taip galvoju apie tą visą karnavalinę politiką. Jo, čia turbūt galima ir platesnį kontekstą pasakyti, ar ne, apie tai, kad mes bandom tam tikras neigiamas nuostatas tam tikrų grupių atžvilgių naikinti, bet kita vertus, kol labai neaiškiai nesukoncentruojam ir neapibrėžiam, ar ne, kad va, ta grupė yra tokia arba ne kitokia, tada pasidaro sudėtinga tam tikrą prasme valstybei savo politiką formuoti, kita vertus nebelieka atspalvių tų bendruomenė, apie kurias kalba. Aistė. Gerai. Sveiki, Aistė, labai nuskambėjo Rumino žodžiai, kad aplinka labai palaikė ir eiti į priekį, kažkaip kitaip gyventi. Ir taip supratau, kad vos ne vienintelė buvo savo amžiaus grupiai, kur išėjo iš taboro ir kažkaip ir kitaip gyvenat, ar ne? O kaip jums atrodo tokia jūsų nuojauta, ar jaunesnės merginos už jūs, ar dabar sulaukia daugiau palaikymo, taboro nebėra, jau auga nauja karta, kiek ten yra potencialo, pabaigti mokyklą, įgyti kažkokią profesiją, ar tiesiog kažkaip kitaip galbūt gyventi negu jūsų kartos moteris? Žiūrėkit, dabar daugiau merginų nori užbaigti pradinės mokyklos, pradinės klases, nes pas mus yra jau dabar 10-okės ir ne viena mergina, ir berniukai pas mus yra, kurie yra 10-okai ir jie nori eiti toliau mokytis, ir jie nori gauti teisės vairavimo, jie nori kažkur tai įstoti, jie jau galvoja apie profesijas. Kaip mes augom, pas mus to nebuvo. Bet jų karta jau auga visai kitokia, nes jie pas mus dienos centre, merginos ateina 16-17 metų, yra ir 18 metų, mano amžiaus, mano laikais, tai jau buvo ištekėjusios, bet dabar jos sako, ne, aš nenoriu. Mes norim eiti toliau, mes norim užsidirbti savo, mes norim būti pačios savo šeimininkės. Ne tai, kad už mus kažkas tai pasakytų, mes pačios turim viską nuspręsti ir jos jau sprendžia savo gyvenime. Ne, visiškai nesusilaukė, nes pas mus labai greit, po 10 metų pas mus daug kas pasikeitė. Tikrai labai daug kas pasikeitė ir į gerąją pusę. Dabar, kurie auga, jie jau galvoja, kaip eiti mokytis, į kurią mokyklą geriau, tėvai galvoja, į kurią mokyklą geriau leisti. Labai į geresnę pusę viskas keičiasi. Ačiū, Ruminai. Turbūt, kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai tokį finalinį klausimą, kuris yra toks biškis sveikinimų koncerto tipo, bet kaip be jų. Mūsų, manau, stebi ne vienas žmogus. Ko jūs, sakykime, nenoris vartoti žodžio prašytumėt visuomenės, ar ne? Nes tas žodis implikuoja tam tikrus galios santykius. Bet ko jūs palinkėtumėte Romų integracijos klausimų kiekvienam žmogui, kuris tiems 2 iš 3, kurie turi neigiamą nuostatą apie Romų bendruomenę Lietuvoje? Ką aš jums palinkėčiau? Visų pirma, tegul myli save, nes jeigu žmogus nemyli save, jisai nemyli nieką, myli Dievą ir žino, kad pasaulyje tikrai daug žmonių yra gerų ir nevertint mus tik tai kaip
kaip tautybė. Mes esam žmonės. Prašyti aš nenoriu tikrai ir nesakysiu. Tai labai viską, man atrodo, pasakė. Neturiu ką pridurti daugiau. Nieko sarkastiška? Nieko. Okay, paliksim kitam kartui. Tai labai ačiū Gopalui, labai ačiū Ruminai.